Ir aš suprantu, kad viskas priklauso nuo mūsų išgyvenimų, kad mes nešiojamės tą pyktį, apmaudą, skaudžius prisiminimus. Šį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį Panevėžio teatre Menas įvyks režisierės Nijolės Makutėnaitės premjera Basomis po Panevėžį. Šis spektaklis gimė netikėtai iš paskelbto konkurso. Aš pamačiau skelbimą, kad Teatras Menas skelbė konkursą. Ir iš tikrųjų nuo to viskas ir prasidėjo ir pagalvojau, kad kodėlgi ne. Atvažiavau į Panevėžį, pažiūrėjau, pakalbėjau su žmonėmis, supratau, kad visai įdomu būtų pastatyti spektaklį apie miestą. Tam, kad gimtų šis spektaklis Basomis po Panevėžį, reikėjo net 4 mėnesių intensyvaus darbo. Režisierė iš panevėžiečių ėmė interviu ir surinko mokinių rašinius. Pati rinkiausi medžiagos šitam spektakliui, tai visus interviu aš susirinkau per mėnesį. Mėnesį man užtruko surinkti medžiagą ir po to dar mėnesį aš rašiau pjesę ir po to 2 mėnesius mes dirbam su aktoriais. Tai vat iš vis 4 mėnesiai. Kaip teigia spektaklio režisierė, statyti spektaklį įdomus, bet ilgas procesas. Tenka bendradarbiauti ištisas dienas su aktoriais ir vidiniu savimi. Čia labai įdomus procesas visada statyti spektaklį ir repetuoti. Ir aišku, kad mes susidurėm su... aktorius čia gyvas žmogus. Ir visada reikia surasti kažkokį būdą kontaktuoti su kiekvienu aktorium, tai labai įvairiai buvo. Panevėžio teatro Menas direktorius Anupras pasakojo, kad nuo 2022 metų pas juos veikia atviri kvietimai menininkams, norintiems įgyvendinti savo idėjas. Rezervuota yra platforma jauniesiems kūrėjams ateiti į mūsų teatrą ir kurti. Šitą platformą pradėjom dar 22 metais, tada buvom paskelbę pirmąjį Open Callą, atvirą kvietimą, kuomet galėjo aplikuoti įvairių sričių menininkai, būtent daryti spektaklį mūsų teatre. Norintiems atskleisti turimus talentus, Teatras Menas pradžioje finansuoja net 5000 eurų ir suteikia erdvę idėjoms įgyvendinti. Tiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikia kažkokios platformos, kažkokios vietos, kur galėtų realizuoti savo kūrybą. Teatras finansuoja, iš karto suteikia 5000 eurų pastatymui ir tada, kadangi vienais metais vyksta aplikacija, kitais metais pastatymas, tai per tuos metus dar stengiamės pritraukti papildomų lėšų, papildomų finansavimų projektinių ir panašiai, tam, kad galėtume įvykdyti kuo geresnį darbą. Viena iš sąlygų, kurias keliame būtent tiem kūrėjams, tai yra tai, kad ta medžiaga turi būti inspiruota Panevėžio arba apie Panevėžį. Ši premjera pirmą kartą Panevėžio teatre Menas pasirodys jau šį savaitgalį. Man vienodai, kaip aš elgiuosi. Taip, man jau tiek metų. Žmonės vasarą čia vaikšto tokie pasipuošę.